yra apie ką pasikalbėti. Pagrindinės temas aš pasakiau, kad ir daugiau žmonių girdėtų, negu čia gali sutilpti. O čia galbūt ir plačiau. Iš tikrųjų, mes, mūsų politinė jėga, jinai turi būti ir visuomeninė jėga, ji turi daryti įtaką visuomeniai, ne tik tai arti politikos kokį nors laukelį. Nors politika yra rimtas dalykas. Gana dažnai būna tokių mėginimų paniekinti politiką, tai kažkoks toks netikęs, nešvarus, ar ten sukčių reikalas, ar panašiai. Ir tuo būdu, žinoma, labai kenkiama piliečio sąmoningumui, nes politika tai yra valstybės reikalai. Ir politikai, kurie eina į politiką, jie turėtų rūpintis valstybę, o ne kaip pasidaryti babkių tame Seime, pavyzdžiui. Iš tikrųjų, Seimas gali būti milžiniška biznio galimybė ir babkių darimo. Mes turim apsaugoti savo šalį ir Seimą nuo tokių poslinkių į neaiškaus pobūdžio verslo šaką. Taigi mūsų rūpesčiai tebūnie Lietuvos likimas. Ir apie jo problemas aš pakalbėjau ir paimsiu pavyzdžių tą, nuo kurios pradėjau, nuo Baltijos. Mes šiek tiek esam girdėję ir mėgindavom, ir Baltijos asamblėje jau prieš 10 metų kelti klausimą apie tos nuodus, kurie vokiškose bombose, sviediniuose rūdyja Baltijos dugne, nes 10 000 tonų buvo tiesiog paskandinta ir net ne laivais paskandinta, o išmėtant, kur papuolė. Mano hipotezė yra, kad laivus turbūt pragėrė, nes šitoj Baltijos daly sovietų kariškiams buvo pavesta paskandinti vokiečių cheminio ginklo amuniciją iš didžiulių sandėlių, kurių nedrįso panaudoti. O dabar žiūrėkit, jie gali būti panaudoti. Jie gali suveikti. Tai, ko Vokietija tada neišdrįso, dabar su gamtos ir motinos Rusijos pagalba gali būti aktyvuota. Gamta padarė savo darbą. Bangos išmeta deginančias medžiagas, kai kada panašias į gintarą, ir žmonės būna perspėjami, kad jeigu paimsi rankas, tai nežinia, ar turėsi rankas, ar bent pirštus. Bet tai dar tik po truputį atsiskleidžia. Yra perspektyva, rausiant kanalą jūros dugne, kur reikės padėti tą gražųjį vamzdį, kad bus pajudinti dalykai daug labiau. Tada, kai aš jums paminėjau, labai sunku buvo tą klausimą kelti kaip rūpesčio ir atsakomybės klausimą, kad bent Baltijos šalys pradėtų apie tai kalbėti. Oi ne, mūsų vyriausybė nenori šito, čia apie kitos sesės vyriausybę sakydavo. Mūsų vyriausybė nenori, gali pakenkti turizmui. O kas bus po pirmadienio, tas turizmo nauda ir kiti dalykai, tai yra iki pirmadienio. O kas bus po pirmadienio, ai gal tada bus kita vyriausybė.
gal tegu jie tada rūpinsis. Čia mes tebesėdim sovietinio galvojimo baloj ir galim labai brangiai už tai mokėti. Tai yra viena klausimo pusė. Prieš kokius gal 3 metų aš pradėjau šnekėti Europos parlamente ir šiandien ir kitur ir rašyti straipsnius. Jie tokią anglišką knygą išleido apie Europos problemas. Ir apie tai, kad jeigu tas vamzdis bus nutiestas per tariamai neutralius vandenis, tai kokia jėga sulaikys poną Putiną ir jo kompaniją, kad neatsiųstų karo laivyno saugoti to pavyzdžio nuo kokių nors Estijos teroristų. Tada buvo konfliktas su Estais. Estai buvo labai blogi. Todėl, kad jie vieną paminklą perkelė į kitą vietą. O dabar, skaitom laikraščius, jau yra teroristai. Važiuoju, jau yra teroristai Baltijos jūroje. Piratai. Ir nieks nesupranta, iš kur jie atsirado ir ką jie daro. Estai sako, kad ten yra rusai su estų pilietybėmis. Ir biznelis kažkoks rusiškas Maltai priregistruotas. Ir veža balkius. O atsargos generolas, žvalgybininkas, sako, kad jeigu veža balkius, tai po tais balkiais gali pridėti kiek nori sparnuotųjų raketų ir niekas netras, nes bus matomi tik tai balkiai. Tik mediena vežama. Ir kai tas laivas keistų būdų paklydo, paskui sako, ne, jie visą laiką žinojo, bet buvo baimė, kad paklydo. Ir piratai užgrobė. Tie piratai iš karto buvo įvardinti, Latvijai, Estai ir dar ten kažkas. Tai kaip pagal užsakymą, bet tiek daug dalykų vyksta pagal užsakymą. O to laivo ieškoti pasiuntė net atominius povandeninius laivus. Tai kas turi smegenų truputį galvoj, visi suprato, kad čia nėra laivas su balkiais, kurio ten gal visas krovinys vertas kokio milijono. O čia tos bent pasiūstas flotilės ir eskadrilės ir sukt visą muziką. Tai kainuoja 10 ir 100 kartų daugiau negu tie balkiai. Bet kažkam gal trūksta balkio. Taip, kad čia visai ne juokai. Visai ne juokai. Mes kalbam apie ekologinę katastrofą labai galimą. Aš dalyvavau konferencijose ir mūsų mokslininkai kalba labai konkrečiais tyrimų duomenimis ir apie tas mirusias zonas Baltijos dugne jau dabar, kur nėra nei augmenijos, nei žuvies. Ir tos mirusios zonos didėja.